Pasilik Lietuvoje metu buvo aptarta tolerancija visuomenėje, patyčių problema mokyklose. Nors vykdoma eilė socialinių projektų siekiant sumažinti patyčias mokyklose, tai vis tik išlieka didelio masto problema. Visuomenėje trūksta tolerancijos. Ja būtina ugdyti šeimoje, mokyti vaikus, jog reikia toleruoti skirtingos elgsenos ir išvaizdos bendraamžius. Svarbiausia yra kalbėti apie šią problemą. Neabejingi turi būti tiek mokyklos vadovai, pedagogai, tiek tėvai. Tik bendro susirūpinimo dėka galima pasiekti, kad vaikai jaustųsi tiek psichologiškai, tiek fiziškai saugesni. Vienos priežasties nustatyti negalime, bet galime teigti, kad daug ką vaikas atsineša iš savo šeimos ir jeigu šeimoje nėra tolerancijos, tai jisai ir auga netolerantiškas kitam asmeniui. Kita vertus, gal jisai pats tas, kuris tyčiojasi, gal jisai pats yra patyręs patyčias ir pats yra tapęs auka ir nenorėdamas vėl ją tapti, stengiasi pats pirmas prisikabinti tam, kad prie jo nebūtų prisikabinta. O kitam gal tiesiog yra pikta ar liūdna, ar jis yra nelaimingas, tiesiog ir jisai tą savo nelaimingumą stengiasi išreikšti būtent tokiais būdais, nes dažniausiai jisai nežino, kokie yra kiti būdai, jis nėra jų išmokęs. Jeigu pažiūrėti į atliktus Lietuvoje tyrimus, tai galima konstatuoti, kad daugiausia patyčias patiria 11-12 metų vaikai, nes tai yra 5-6, prie kurių daugiausia kabinėjasi vyresniųjų klasių moksleiviai, nei jie dar nemoka tiesiog kaip tai atreaguoti ir ką daryti su tuo. O kita vertus, kuo vaikas labiau auga, tuo labiau jisai tampa pats tas, kuris tyčiojasi iš kitų. Šiaip tai visi turi jausti atsakomybę ir visi tame dalyvauti ir dabartinės, kur yra daromos patyčių prevencijos programos, jis yra įtraukiami tiesiog visais 3 lygmenimis. Tiek ir mokyklos bendruomenė, tiek ir tėvai, tiek ir individualiame lygyje yra dirbama su pačiais vaikais, su pačiu skriaudėju, su pačia auka. Tai aš manau, kad visi absoliučiai esame atsakingi už tai. Aišku, norint išspręsti problemą, turi būti darbas tiesiog ilgas ir ne vienkartinis, todėl, kur yra, dabar čia yra Respublikoje keletas pavyzdžių, kur visos mokyklos yra įtrauktos į patyčių prevencijos tą programą ir yra programos sudarytos ištisiem metam, tai galima tikėtis, kad daugiau ten bus nuveikta ir labiau bus dirbama su ta programa. Bet aš manau, kad yra labai gerai, kai yra atkreipiama ir kai kuriais, sakykime, vienkartiniais gal, dėmesys, kad šita programa, problema yra, kad ją reikia atkreipti dėmesį ir žinoti apie ją, negalima užsimerkti prieš tai. Pirmiausiai, toks vaikas yra mokamas iš tikrųjų netylėti. Pirmoji paradigma yra, kad tu turi kreiptis pagalbos, kad tu nesi dėl to kaltas, nėra kaip ir kaltas vien tik skriaudėjas ir tu turi kalbėti apie tai ir pasakoti. Pirmiausia, turi papasakoti tam, kuo tu pasitiki. Gal tai yra tavo draugas, gal tai yra mokytojas, kuriuo pasitiki, gal tai yra tėvai, kuriais tu pasitiki. Tu turi pasakoti apie tai ir kalbėti viešai apie tai. Jeigu tu tais nepasitiki, tada tu gal gali kreiptis psichologinės pagalbos telefonai, skambinti jaunimo liniją, į vaikų liniją, į vaikų pagalbos liniją ir pasakoti apie tai, kas vyksta su tavimi ten. Ir ten tu gausi atsakymus ir žinosi, kaip toliau elgtis. O jeigu tu bijai skambinti, tu gali rašyti elektroninį laišką ir, tarkime, į vaikų linijos klausučio šalį parašyti laišką ir gauti atsakymą. Arba rašyti laišką bendraamžiui į jaunimo liniją ir gauti atsakymą. Arba čia mūsų mieste Marijampolėje rašyti laišką į Marijampolės jaunimo liniją ir gauti atsakymą. Tada tu tvirčiau jautiesi. Vaikas dažnas dabar reiškinys, kad lieka vienas. Vienas lieka su žaislais, vienas lieka su savo mylimais gyvūnėliais, ar ten savo, suprantate, seneliais, bet tėvai užimti be galo. Ir vaikas nemato to nei grožio aplinkos, nei gėrio, jisai jaučia tokią nuoskaudą, jis kartais lieka nemiegojęs, lieka neprižiūrėtas. Šių dienų yra didelė aktuali problema, manyčiau, čia. Labai reikia mums dirbti atsargiai su tėvais, pačiais tėvais. Jeigu mes įeisime į tėvų nors mažą ertmelę,
tada mes jau galėsime spręsti vaikui, kokią pagalbą ištiesti. Nes yra, pavyzdžiui, asocialių net mamyčių, kur atveda į darželį vaiką. Yra ir tokių visokių, ir skiriančių šeimų, žinot, mamos. Josios įvairios yra šiais laikais. Prie vaikų garsiai girkime, prie vaikų garsiai kalbėkime, kokia šiandien tavo mamytė gražiai atėjo į darželį, tave atvedė. Ten vaikas jaučia, girdi. Ir žinokit, šitas reiškinys labai daug ką reiškia. Ir ne tik mamai, bet ir tam vaikeliui ir kitiem vaikam pavyzdys. Ypač turtingesnių šeimų vaikučiam, kurie mėgsta pasityčiot, pasišaipyti iš tų vaikų. Myliu visus, tegu myli kiti, Karolės parašęs. Tegul visi būna laimingi žmonės. Va. Man tai patinka šitos citatos. Čia yra prieš metus daugiau čia šitas darbas darytas. Tie vaikučiai, kurie buvo atstumti labiausiai, jie buvo kūrybingiausiai iš visų. Šiuo metu gal ir yra pablogėjusi situacija. Todėl, kad labai daug vaikučių likę vieni be tėvų, be tėtys. Arba, pavyzdžiui, seneliai augina. Aš pati turiu tą pačią patirtį, kada aš auginu pati anūkus. Tai yra labai didelis skriauda. Ir tikrai šitą dalyką reikia labai pedagogui pastebėti. Reikia labai atsargiai kalbėti klasėse. Aš pasiūlyčiau net ir mokytojams tokį dalyką, daugiau dėmesio skirti tokiem vaikam, kurie yra be tėtis ir be mamos. Ten auga pas senelius ar panašiai, nes vaikai jau yra labai diskriminuojami. Ir mokyklose, taip pat jau ir vyresnėse grupėse, darželiuose. Patyčios, manau, šitas reiškinys egzistavo visais laikais, tik galbūt anksčiau mes to neįvardindavom, kad tai yra patyčios, bet jos tikrai visada egzistavo. Dėl įvairių priežasčių kyla, galbūt mokykla yra ta vieta, kur daugiausiai susirenka paauglių ir jie ten didžiausią dienos laiko dalį praleidžia, bet jos, manau, yra ir kieme, ir kitose susibūrimo vietose. Ir jeigu yra daugiau negu 1-2 paaugliai ir natūralu, kad jos gali kilti ir kyla dėl, sakykime, bendravimo sunkumų, dėl nemokėjimų spręsti problemas ir dėl įvairių kitų priežasčių. Pastebėti patyčias, manau, pirmiausiai mums reikia patiems suaugusiams ir to mokyti vaikus, kad į bet kokią atvejį reikia reaguoti rimtai. Pirmiausia, galbūt vengti sakyti vaikams, kad nesiskųsk, arba čia, kad tai yra normalu. Iš tikrųjų, visus atvejus reaguoti rimtai, išsiaiškinti situaciją iki galo ir svarbiausia padėti ne tik smurtautojui, bet ir aukai. Ir visiems bendrai laikytis bendrų reikalavimų ir sutarimų. Svarbiausia jiems išryškinti, kad kiekvienoje situacijoje problemų sprendimo būdas yra. Tikrai reikia nebijoti kreiptis pagalbos ir svarbiausia pasitikėti savimi. Patyčios kyla dėl vaikų nemokėjimo bendrauti, spręsti konfliktus taikiai. Visą tai vaikai atsineša iš šeimos. Ir taip pat labai svarbu, tai labai daug priklauso nuo pačios mokyklos. Kiek mokykla investuoja jėgų, žinių ir norų į visą šitą dalyką. Per kiekvieną pertrauką tiesiog suskambėjus skambučiui atsidaro durys ir prasideda patyčios. Vaikų bėgiojimai, stumdymai, įsimėtymai kuprinių ir į tai reikia sureaguoti. Tai turi padaryti kiekvienas mokytojas. Ir tiesiog jeigu vaikai ir sakytų, kad mes čia juokaujame, mes čia žaidžiam, mokytojas turi išlikti objektyvus ir pasakyti, tai ką aš matau yra patyčios ir būti tol, kol vaikai liausis. Ar panašios akcijos ir iniciatyvos kaip savaitė be patyčių yra veiksmingos? Manau, kad taip. Manau, kad taip yra veiksmingos. Vienoje mokykloje pernai mes labai intensyviai praktikavome ir mėnesis prieš ir mėnesius po tiesiog tos savaitės patyčių. Ir vaikai nepabijojo, nors toj mokykloje psichologas dirbo labai trumpą laiką, nepabijojo ateiti pasipasakoti, kad jis patiria patyčias. Tai manau, kad labai veiksmingos. Projektas Pasilik Lietuvoje – tai projekto dalyvių sukurtas 8 vaizdo reportažų ciklas, kurio tikslas yra supažindinti jaunus žmonės su audiovizualiniu menu, ugdyti gebėjimus dirbti su video medžiaga, kaip neformaliu ugdymu skatinant jaunų žmonių konkurencingumą darbo rinkoje. Projektas remiamas ES programos Veiklus jaunimas.